Rytas toks 12 valandą. Aristokratai keliasi vėlai. Uodai visai sėdi, reikia kažkur važiuoti. Kur uodų nėra. O ten mėly nameliai. Susitiksim po poros savaičių su jumis. Ir einu aš peškom per Kemsynus. Tik 80 km ir bus pasiekta civilizacija. Nu ir susitiksim prie mašinos. O aš einu. Nu ką, važiuojam? Pavažiuosim su Polo 93 metų. Variklis nekala. Nu ir važiuojam. Išvažiuojam iš savo Paeglės gyvenvietės iki asfaltuoto kelio 80 km. Ne taip paprastai iš čia išvažiuoti. Va, eglės, po kuriam aš gyvenu. Ten mano namas. Surekstas iš šakų ir kamienų. Štai mes ir trasai. Pakeliui į Alytų. Alytui reiks apsipirkti, nes šiandien išeiginė žolinės ir nieko Lenkijoje neveikia. Sveikinu mes Lenkiją. Varom į patį blogiausią festivalį Lenkijoje. Pats blogiausias kelionių žurnalas važiuoja į patį blogiausią festivalį Lenkijoje. Atvažiavom į patį blogiausią festivalį. Kažkas vyksta, dunda. Pažiūrėsim, kas. Pats blogiausias festivalis vadinasi. Oczy. Nu va, pirmas rytas. Tokioj vietoj atsidūrėm. Tokioj vietoj vyksta blogiausias festivalis Lenkijoje. Taip festas atrodo iš toli. Mikrofestas, pats blogiausias. Šių laikų greitkeliai visai ne greitkeliai, o pinklis. Spastai. Pasirinkom greitkelio, įklimpom taip, kaip neįsivaizdavom. Būtume važiavę kaimais, jau būtume pasiekę tikslą. O čia propkė 5 valandom. Esam 3 dieną keli. Nedariau reportažo, nes neėjo reportažas, ne viskas taip paprasta reportažo gamybai. Tiesiog neėjo ir neėjo. Buvom feste, pačiam blogiausiam, kuris darosi geras jau, nes liaudis privažiuoja. Ten 2 dienas praleidom, beveik nefilmavau, nes buvo nuobodu pakankamai. Esam atitolę nuo namų 800 km ir daugiau kažkiek, tai tiksliai nepasakysiu, apie. Esam prie Lenkijos, Čekijos pasienio, gal 20 km, gal daugiau kažkiek, tai panašiai. Atvažiavom čia naktį. Pridarėm durneiščių, pasukom į užblokuotą kelią, kur kažkokia tai pritvojo savo mašinas ir užblokavo. Mes matėm ženklą ir vis tiek nuvažiavom ten ir užtrukom virš 2 valandų. Kas sugriovė visus planus atvažiuoti.
tinkamu laiku, tai atvažiavom čia beveik naktį. Nu ir šiandien planai į Čekiją. Gal pradės eiti reportažas. Ir bus tinkama Mėnulio fazė. Mėnulis matėsi iš ryto kažkur tai toks mažiukas ir aukštai virš galvos. Tiek žinių. Patikrinsim, ar viskas tvarkoj, nieko neprakiuro. Ar diržas nesuplyšęs pagrindinis. Nes visko atsitinka. Viskas tvarkoj. Čia depozitą kaupiam iš Lietuvos, negi išmesi. Širdis neleidžia. Nu va ir išsimaudysim, nes ne visada proga yra. Ir važiuosim. Nu ką, važiuojam. Paliekam šitą vietą. Užsimanėm ne tik krūmus pamatyti, dar pamatyti kažkokį miestą. Neaišku. Nieko čia gero. Jame kol kas išskyrus strojkę. Taip, turbūt. Mes Lenkijai. Prie upės. Pirmas ir paskutinis kartas kultūrinės programos. Noriu pakrūmės. Išvada. Keliauti mašina neapsimoka, nes žemė perpildyta šitais padarais ir neįmanoma važiuoti. Dvi dienas stovim profkį. Nu va, atvažiavom į kažkokią smėlio krūvą. Važiavom visą dieną, 4,5 valandas, 180 kg. Ir atsidūrėm smėlio krūvoj su basliu kažkokiu. Betoniniu ir kelmu senu. Taip kaip apkiautėliam ir tinka. Ir patinka. Bet realiai mes čia. Saulė jau nusileido. Nepavyko paskelbti dienos pabaigos. Saulei besileidžiant. Pasiekėm kalnus. Dabar varysim ten vakaroti. Būsim ant šitų, ant tokių rytinių. Va. Su bealkoholiniu vynu. Vakarėja. Naktinės kameros nėra. Ten naktinis miestas. Nu ką, diena buvo ilga ir sunki, laikas eit miegoti. Viską. Papasakosiu istoriją. Ta, kaip mums atsitiko. Ufonautai davė priešimams. Kaip tik. Gulėjom mes spjovai. Toks spindulys nusileido. Mėlynas jisai žalias. Labai sudėtingai numatyti kaip spindulį. Metrų gal 20 ar 25. Nusileidžia ufonautas. Panašus į vardą. Ir sako, aš jūs paimsiu į savo laivą.
nuleido virvelines kopėčias ir užlipomis ant virvelinių kopėčių. Dviesti. Tai viskas kalba tokia blizgančia, galima, bet aš tiesiog nežinau. O da tokia blizgančia viskas dengta. O kieta tokia dengta. Ir štai mes turim taurės ištiesti. Sako, palaukit. Ufonautų laivas, štai matote, kuris nuleido mums virvelinės kopės. Išskrido. Bet daugiau nieko neatsimenu. Nu vienu žodžiu, ufonautai išskrido. Keistą sapną sapnavau. Jau saulė pakilo. Naktis greit prabėgo. Sapnavau, kad ufonautai mane pagrobė. Gerai, kad tik sapnas buvo. Bet atrodė kaip tikrovė. Pamenu, kaip nuleido virvelinės kopėčias ir atsidūriau jų laive. Bet čia sapnas, nieko. Svarbu palapiniai. O ne ufonautų laive. Ten laive buvo sidabrinė lakierka, viskas dengta. Mano palapinė tai kitokia. Rytas, pirmas. Čekijai. Va, toks jisai, tas rytas. Ten apačioj miestas. O čia miesto nėra. Pirmas palandžiojimas po mišką. O, pagaliau akmenys. Ne kalnų upelis, bet gal kalnu. Nežinau, kaip čia pavadinti. Atsidūrėm čia. Papamobilis ten. Arba apkiautelio mobilis. Ja. Kas čia iškirto tuos laiptus? Nieko įdomaus, bet uolos tokios iškirstos. Toliausiai. Briedytis. Kalba čekiškai. Ten žmagai. O, ten tūsinti gali. Čia didesni akmenys negu Suomiai.
buvęs akmens karjeras. Kažkodėl netiko lėsa pavalas. Pasiėmė akmenis, išsivežė. Nu va, pažiūrėjom. Prisižiūrėjom akmenų ir užtenka. Va, fotki. Kam čia eit, pamatėm ir gerai. Nu ką, važiuojam iš šitos vietos akmenų. Šiemet akmenų metai. Turim graikinį riešutą. Tokį. Nežinom, kaip išdarinėti. Radau pagalį. Būsi bežionė. O, pavyko, man pavyko. Skilo. Turim vidų. Va. Beždžionės metodai suveikia. 160 kg iki Vokietino. Pakeliui dar vietinį parduotuvių aplankysim. Važiuojam. Mes Lenkijoje ir ruošiamės eiti Vokietiną pėsčiom. Nes su mašina bijom važiuoti, nes ten mentai. O didžiausia baimė yra pas mus mentai. Nes jie nieko gero gyvenime neatneša, tik vienas bėdas. Ir štai pasienio miestelį parodysiu. Lenkijos, Vokietijos. Apkiautelio mobilis liko ten, kur parodžiau tik ką. Nu ir nežinau, ar filmuoti pasienį galima, negalima, bet turbūt, kad galima. Rodysiu, kaip eisim per sieną nelegaliai. Nes apkiauteliai visur nelegalai. Žengiam į Vokietiną. Štai per upę. Kaip jaučiatės žengdami į Vokietiną? Keistai, nežinau dabar, kuris esu Vokietiną. Ten tvora, o ženkliukas vokietiečių. Štai matote, kad patikėtumėt, kad nemeluoju. Pirmi žingsniai Vokietijai. Štai ir įžengia koja į Vokietiją. O Deutschland, Deutschland. Nicht kapitulieren. Ieškom, kur zlotuvkės iškeisti į Deutschmarkės. Niekur nerandam keitiklą. Klausinėjam, nieks nežino. Kaip taip. Tikėsimės rasim. Su Vokietija baigta. Galvojau, čia akmuo, čia dumblis. Gigantiškas dumblis.
ten matosi jo vidinė santara ir iš kažkokio. Sako, čia viena lastis, bet tokio razmero. Nu, letenikė mano. O čia dumblis. Bijau prie lėstis. Nu, kas, ranka. Nu, čia indas, nu, kažkokio tai daiktą. Indas ir dumblis. Nu, įsiliotkis. Tokio dumblio neteko išskęsti iškart, jis pyksta. Bet įdomus dumblis. Eina šiek tiek. Gilė guliant, dumblė. Čia gilė, čia dumblis. Čia keisčiausias padaras, kurį mačiau gyvenime. Ir ten kažkoks tai kiaušinis vidury. Labai keistas daiktas. Iš tokių kaip ananasas susideda sekcija. Labai panašu į ananasą, bet ne ananasas. Bet tokio dumblio tai neteko matyti. Keista. Šiukšlę paimsiu. Į laužą įmesiu. Rytas. Bet ne paskutinis. Nu ką, važiuojam iš čia. Va, kaip užsiveda. Volkswagen rodo. Ženkliuką. 374 kilai. Iki kitos vietos. Čia mano akyse nesiderina ir mobiliakas nesiderina. Atvarėm į kitą nakvynės vietą, visą dieną važiavom. Įmesta bykovanė. Bykų rinkti. Nes taip parašyta. Šalta jau, ruduo. Paskutinė vasaros kelionė. O. Meistė bykovanė reiškia. Bykus rinkti. Nu, pažiūrim, ko čia yra. Kokių bykų. Nu, depozitas tiktų, bet daugiau nieko. Nu va, ir tokia vieta ten upė. Jau šalta gerokai. Prieš paskutinę dieną, gal tai yra naktis. O, su mašina galima į upę įvažiuoti. Čia gera pamoikė. Su maudynėm tai neįkas. Nekas ir neįkas. Neįkas. Nu ir tiek. Reportažas Levas tai. Kaip levam reportažai bus gerai. Turim pagaliau laužą. Po visos dienos važiavimo ir visą to, ką pravažiavom, turim laužą pirmą kartą. Nes čia galima. Jeigu kokio sauso įstatymo nėra. Štai ir rytas. Mes jau seniai atsikėlę prieš valandą kokią. Ir Levo reportažo prieš paskutinę dieną. O mes tokioj vietoj. Ten trioba. Kitoj pusėje yra vaiduoklių. Su daug antenų ant stogo. Tiek žinių. Kur čia? O, kaip įsistato raktas. Pasisuka. Ten užsidega lampinės. Ir vedam. Iš pusę apsukos. Ir paliekam šitą vietą.
Su visą apšiktų stiklų priekį. Visata bekelė. Sustojam į tuliką. Parodysiu jums Lenkiją. Va, koks plaustas. Ežeras. Pakelės. Ten triobų pilna. Paskutinė nakvynės vieta. Levam reportažį. Prie ežero. Ne vieną, ne du ir ne tris kartus čia buvę. Bet netoli sienos. Ir ežeras toks neblogas. Šalta jau 18 laipsnių rudenėja. Bet gal dar bus šiltas ruduo. Paskutinis vakaras. Paskutinės vasaros kelionės. Bet dar vasaros liko truputį. Tai nieks nežino. Kosmosą pamatysim. Gal. Rudeninis dangus. Dienos pabaiga. Dar gal deginsim laužą, aišku. Šitoj nuniokotoj vietoj. Bet saulei tai dienos pabaiga. Išaušo. Štai paskutinis jau rytas. Ir kelionės pabaiga, dar veikalai keli. Ir viskas. Nu ką, štai kelionė ir baigėsi. Grįžtam namo. Štai mėly nameliai, namučiai. Pasiilgau aš jų. Ar neapvogė jų čia vienu, kaip jie čia. Viskas gerai. Nu ir ką, galima eit miegoti. Gal šitą kampą rinksis. Dabar ten jau išmiegota. Dalis kažkoks. Nu ką, labų naktų. Vaikai, iki kitų susitikimų. O gal į tą kampą noriu, vis dėlto. Čia minkštesnis mano mėgiamas. O gal per vidurį gulėti. Nu gerai, eite vaikai. Aš einu miegoti. Kažkas čia kišeniai guli keista. Tai yra šalinami smegenys su mūsų smegenų šalinimo prietaisu. Įdėsim šitą kvailį raštelį į techninį kišenį, kad žinotų apie mūsų atvykimą ir kiti. Ir ruoštų savo smegenis jo pašalinimą su mūsų prietaisu. O po to mes susėsim jo smegenis. O vėliau atvarysime visų kitų likusių smegenų. Po mūsų genialaus smegenų šalinimo prietaisą. Smegenų pašalinimo nieks taip neįtars, kad mes pašalinom jų smegenis.
raštelis. Vis čia yra. Kas čia per raštelis? Jame rašo. Aš, Cooper, iš žvaigždžių, Cooper Star spiečiaus, po 2 mėnesių atvyksiu užkariauti jūsų planetos, jūsų vadinamos Žemės. Mūsų laivai, kaip jūs juos vadinate, 3L Atlas ir Oumuamua, jau kerta Jupiterio orbitą. Po 2 mėnesių mes atvyksime suėsti jūsų smegenis. Pasirodo, tai buvo ne sapnas, o tikrovė. Reikia bėgti po žeminiai. Bunkerį kastis greičiau. Jūs irgi. Viskas reportažų nebus. Iki vaikai. Mes diplomautai iš Cooper Star žvaigždyno reikalaujame pasiduoti Žemės pažadui. Herojai yra atiduoti jūsų smegenis, jums be pasipriešinimo. Ir tada mes jūs paliksime gyvus. Dar iš mėgsime pamiršti, sidabrinė kvartira kalėjimo atiduoti. Atvirkstame prie poliojų. Vienas 20 kilometrų gyvenam, kitas 40. Ar kas vėl?